Gyveno kartą karalius. Jis turėjo 3 dukras. Vieną dieną piktoji ragana užkerėjo karalių ir jis tapo labai piktas ir žiaurus. Jauniausiai dukra išplaukė pas raganą jo gelbėti. Ji įžengė į raganos valdas. Jai reikėjo raganą nugalabyti. Ji priėjo raganos pilį, kurią saugojo užburti kariai. Kai ji pateko į rūmus, ėjo į raganos kambarį per vestibiulį. Įėjo į raganos kambarį, išsitraukė iš kišenės saulės spindulį ir sunaikino piktąją burtininkę. Ir tada ji grįžo į savo šalį, kur ilgai ir laimingai gyveno.